Iki Amerikos prezidento rinkimų lieka lygiai 2 savaitės. Kaip jas ketina išnaudoti tiek Kamala Harris, tiek Donaldas Trumpas ir ką šalies rinkėjų apklausos rodo po 2 savaičių. Visą tai apžvelgsime netrukus. Jūs ir toliau žiūrite Svarbią valandą. Neprognozuojama. Taip kol kas atrodo lygiai po 2 savaičių vyksiančių Amerikos prezidento rinkimų baigtis. Ir dėl tos nežinomybės įtampa taip išaugusi, kad garsios politinės dinastijos perbėga į priešininkų pusę. Donaldas Trumpas skrudina bulvytes ir aštrina retoriką. Kamala Harris atsakinėja į ją ir mėgina užkariauti svyruojančias valstijas. Iš Vašingtono LRT korespondento Augustino Šemelio apžvalga. Tai rinkimai, kuriuose garsiausios demokratų dinastijos, Kennedy šeimos atstovas, perėjo į respublikonų pusę. Jis sako, kad nebenori 200 milijardų kainuojančių karų Ukrainoje. Galėtume tuos pinigus panaudoti čia, Jungtinėse valstijose. O viena garsiausių respublikonų dinastijų, Čeinių šeima, viešai perėjo į demokratų pusę, remia Kamala Harris. Aš esu konservatorė ir aš žinau, kad pats konservatyviausias iš visų konservatyvių principų yra ištikimybė konstitucijai. Šiuose rinkimuose pasirinkimas tarp asmenybės gerbiančios konstituciją ir Donaldo Trumpo. Tai rinkimai, kuriuose Donaldas Trumpas per savo mitingus kalba apie golfo legendų privačias kūno dalis. Arnoldas Palmeris buvo visiškas vyras ir tai sakau su visiška pagarba moterims. Myliu moteris, bet šis vyrukas buvo tikras vyras, stiprus ir tvirtas. Atsisakau tai ištarti, bet kai jis prausdavosi duše su kitais profesionalais, jie išeidavo sakydami, o Dieve, neįtikėtina. Rinkimai, kai Donaldas Trumpas prieš kameras skrudina McDonald'o bulvytes, nes Kamala Harris akcentuoja dirbusi McDonald'e. Žinote, aš čia smaginuosi. Demokratų sunkioji artilerija, buvę prezidentai, Trumpą ne tik vadina grėsme, bet ir jį pašiepia. Susitikimo su rinkėjais prasmė atsakinėti į klausimus, o jis tiesiog nusprendė, žinote ką, nebeatsakinėsiu klausimus. Jis nusprendė tiesiog pusvalandį siūbuoti pagal Ave Marija muziką. Amerikos antraštės apskriejo Trumpo sprendimas 2 žmonėms minioje nualpus nutraukti klausimų sesiją Pagarsinkite muziką. ir 39 minutės siūbuoti į muzikos ritmą. Ir nepaisant viso to, tai rinkimai, kuriuose Donaldas Trumpas rinkėjų apklausose populiariausias per visą savo politinę karjerą, o Respublikonų partija jam ištikimiausia. Jie sako, Bandote įtikinti mane, kad Donaldo Trumpo retorika yra pavojus šiai šaliai. Pavojus šiai šaliai yra Bideno ir Harris politiniai sprendimai. abu kandidatai visą savo laiką skiria 7 rinkimų baigti lemsiančioms svyruojančioms valstijoms. Trumpas uragano nusiaubtoje Šiaurės Karolinoje. Harris daugiausia laiko praleidžia Pensilvanijoje, Mičigane ir Viskonsine. Jų 3 užtektų demokratų pergaliai, bet apklausos rodo, kad ir Trumpo pergalės šansai čia nėra prastesni. Harris populiarumas čia mažesnis nei Bideno prieš 4 metus. Demokratų nerimą kelia nauja rinkėjų registracijos statistika. Svarbiausioje svyruojančioje Pensilvanijos valstijoje sparčiai daugėja respublikonų, mažėja demokratų. Pats padėjau 25 demokratams susiregistruoti respublikonais ir 75 nepriklausomiems rinkėjams tapti respublikonais. Jie visi sako tą patį. Jiems įgriso didelės kainos. Jie nebegali įpirkti maisto produktų. Nepasitenkinimas per 4 metus išaugusiomis kainomis išlieka didžiausia demokratų silpnybė ir Trumpo stiprybė. Pokyčių noras, jėga, nubraukianti daugybės rinkėjų abejones dėl Trumpo retorikos. Rinkimų Jungtinėse Amerikos valstijose kampaniją aptarėme su kolega Aurimu Piečiukaičiu. Sveikas, Aurimai. Sveiki. Nepaisant to, kad tie rezultatai, tikrai 1:1, procentas prie procento, bet The Economist šiandien paskelbė, kad jų scenariumi, jų apklausos rodo, kad vis dėlto pastaruoju metu, ko nebuvo kurį laiką, į priekį veržėsi Donaldas Trumpas. Kodėl The Economist leidžia savo tokią prognozę? Economist įtraukia ne tik tai apklausas, bet įtraukia ir daugybę kitų duomenų, istorinių duomenų, ekonominių duomenų ir panašiai. Ir jų tas toks modelis yra šiek tiek didesnis, šiek tiek platesnis negu apklausos. Bet jeigu mes pažvelgtume į apklausas, tai tas turbūt ypatingai pagrindinėse valstijose buvęs Harris kažkoks tai, į priekį ėjimas arba lyderiavimas, ypatingai jeigu mes kalbame apie tas mėlynasias valstijas,
ties Rūdžių juostoje, Pensilvaniją, Mičiganą, Viskonsina, jis lyg ir buvo susiformavęs, bet dabar tirpsta. Bet esminis dalykas yra tai, kad apklausos yra dalykas, kuris, gali nebūtinai meluoti, bet pasakyti netiksliai. Ir vaikymasis ten didesnio procentinio punkto ar mažesnio procentinio punkto, klaidina iš esmės. Nes jeigu mes pažvelgtume 16 metus, 20 metus, abu pastarieji rinkimai rodo, kad apklausos klydo. Klydo netgi, vienu atveju klydo nustatant laimėtoją, kitu atveju klydo nustatant laimėtojo persvarą. 16 metais Hillary Clinton prognozuota buvo pergalė, 20 metais Bideno turėjo būti kur kas įtikinamesnis laimėjimas. Ir čia yra daugybė diskusijų, kodėl taip yra, kodėl apklausos klysta, nesutarė ir analitikai, bet šiandien pasirodė New York Times vyriausiojo politikos analitiko straipsnis, kuris apibendrina visas tas diskusijas ir tas teorijas, ir jos yra iš esmės dvi. Viena teorija bando atsispirti nuo tos tendencijos, kad apklausos šiaip jau gerai nuspėja vidurio kadencijos rinkimus, tai yra kongreso rinkimus, kurie vyksta prezidento kadencijos viduryje, ir visą laiką rodo tokį demokratų lygį ir ėjimą į priekį, arba geriau jos yra palankios demokratams. Ir čia yra atsispiriama nuo to, kad apklausos nesugeba pasiekti tų žmonių, kurie yra mažai politiškai įsitraukę, kurie dažniau renkasi Donaldą Trumpą. Ir taip atsispiriant nuo to, labiau politiškai įsitraukęs žmogus atsako į apklausas, balsuoja ne tik tai prezidento rinkimuose, bet ir kongreso rinkimuose. Šiuo atveju tas Trumpo rinkėjas lyg ir prapuola. Jeigu mes žiūrim šitą aiškinimą, tada laukiam dar vienos turbūt Donaldo Trumpo pergalės. Antras aiškinimas sako, kad kiekvieni rinkimai turi savo klaidas, savo tokias peripetijas. 16 metais buvo per mažai skirta dėmesio valstijų apklausoms, neatsižvelgta į tokį dalyką kaip rinkėjų išsilavinimas, jis nebuvo toks įtrauktas kaip rimtas kintamasis, neatsižvelgta į neapsisprendusius rinkėjus, kurių dauguma buvo respublikonų, ir tik pačioje pabaigoje pasirinko Donaldą Trumpą. Dabar būtent Economist irgi sako, kad tiesiog respublikonų neapsisprendęs rinkėjas juda link Trumpo ir apsisprendžia pamažu. 20 metais buvo pandemija. Dalykas, kurio tu negalėjai numatyti, net ir pakeistęs visus rodmenis. Kas bus šiais metais, neaišku, sunku pasakyti. Aurimai, o kaip juda prie to, tiek Kamala Harris, beje, prie to neapsisprendusio, mažiau politiškai įsitraukusio rinkėjo, nes juos ir reikia paveikti, tiek Donaldas Trumpas. Ir, pavyzdžiui, net ir toks dalykas, taip, apklausos gali būti netikslios, bet ar jos gali apskritai vertinti svorį tokio dalyko, kaip Elono Musko, turtingiausio pasaulio žmogaus, indėlį į Donaldo Trumpo kampaniją, kai jis dabar kasdien dalyja kažkuriam iš pasirinktų amerikiečių po $1 milijardą, vien už tai, kad, $1 milijoną, vien už tai, kad jie pasirašo už Donaldą Trumpą. Čia yra, turbūt tai parodys tik tai jau po rinkiminės apklausos, kiek tokie dalykai apskritai lemia, bet tai iš esmės lyg ir galima būtų vadinti tokių rinkimų kampanijos triukšmu. Dėl to, kad Elonas Muskas yra žmogus, kuris visą laiką balansavo ties tokia teisės viršenybės galbūt riba, dabar vėl balansuojamės, kaip tik matom tuos vaizdus, kai atsitiktinis rinkėjas laimi. Kodėl sakau, kad balansuoja ties teisės riba? Dėl to, kad mokėti pinigus ne tik tai balsuoti už kažkurį kandidatą, bet registruotis balsuoti jau Jungtinėse valstijose yra neteisėta. Bet ar galima sakyti, kad Donaldas Trumpas dabar ir nori sukurti kuo daugiau triukšmo? Galbūt, ir ypatingai iš to jo pasirodymo, kurį matėme reportaže McDonald's restorane, arba savo tokia pikta retorika. Ir jeigu mes žiūrėtume dabar į tuos rinkimų grinai kampanijos sviravimus, tai matytume, kad Kamala Harris yra priversta kalbėti apie Donaldą Trumpą. Jos rinkiminiai pasirodymai yra kur kas kuklesni, pokalbių šou ir panašiai. Dabar matome vieną, kuris ir buvo paminėtas reportaže. Ir juose jinai priversta kalbėti apie tai, kad Donaldas Trumpas, jo retorika netitinka prezidento institucijos ir panašiai. Bet vėlgi, kaip sakau, tai turbūt yra svyravimai ir triukšmas, nes šioje kampanijoje turėjome 2 pasikėsinimus. Turėjome kandidato pasitraukimą ir įėjimą naujo. Tai šiuo atveju tai turbūt labiau yra triukšmas ir viskas susiveda vėlgi į tas svarbiausias valstijas. Ar gali būti, kad lapkričio 6 Europai nubudus, dar tikrai toli gražu nežinosim, kas laimėjo šitos rinkimus? Praeitą kartą nežinom ir veikiausiai šį kartą galim nežinoti, nes kai kurios valstijos, pavyzdžiui, Pensilvanija, tuos balsus, kurie atėjo dar gerokai iki rinkimų paštu arba anksčiau balsavusius, pradės skaičiuoti tik tai rinkimų dieną. Ir tai jau yra įvairios teisinės kovos ir peripetijos, kaip jau sakau, atskirose valstijose. Ačiū tau, Aurimai. Mūsų kolega Vykintas Pugačiauskas parengė išsamų pasakojimą, kodėl iš tiesų taip yra ir kodėl svarbiausius praktiškai pasaulyje rinkimus nulėmė ne 50 valstijų, o vos kelios. Pasižiūrėkime Vykinto Pugačiausko paaiškinimą.
Nors Jungtinių valstijų konstitucija prasideda žodžiais mes žmonės arba mes tauta, joje nerasite žodžio demokratija. Tėvai įkūrėjai kaip tik ir stengiasi apsaugoti šalį nuo to, ką vadino daugumos tironija. Bet užtat žodį valstijos konstitucija mini 80 kartų. Ir pati šalis vadinasi Jungtinės Amerikos valstijos. Jie šimtmečius ginčijasi, o kartais net kariavo dėl to, kiek teisių turi valstijos, o kiek federalinė valdžia. Bet prezidentą renka 50 valstijų, tai 50 rinkimų su skirtingomis sistemomis. Kas laimi toje valstijoje, gauna visų tos valstijos delegatų arba rinkikų balsus su dviem svarbiomis išimtimis – Nebraskoje ir Meine. Bet jas aptartume, jei rinkimai baigtųsi lygiosiomis. Sudėjus visų valstijų ir Vašingtono rinkikų balsus, kolegijoje jų yra 538. Tas kandidatas, kuris gaus daugumą, 270 ir laimės. Atrodytų paprasta, bet taip nėra. Jei valstijoms būtų atstovaujama pagal jų gyventojų skaičių, kaip atstovų rūmose, pavyzdžiui, Kalifornijos svarba būtų 52 kartus didesnė už Vajomingo. Bet kadangi valstijos pagal konstituciją lygios ir kiekviena turi dar po 2 senatorius, viską sudėjus, Kalifornija rinkikų kolegijoje jau tik 18 kartų svaresnė už Vajomingą. Kitaip sakant, rinkikų kolegija daugiau svarbos suteikia mažesniems valstijoms, o jos, taip jau istoriškai susiklostė, dažniausiai konservatyvios ir balsuoja už respublikonus. Tad kai daugumoje valstijų laimėtojas aiškus iš anksto, margose pakrantėse paprastai laimi demokratai, konservatyviame centre respublikonai, kova vyksta dėl vos kelių valstijų, kur net mažytė persvara gali atnešti visų tos valstijos rinkikų balsus. Šiemet svyruojančių valstijų, kur praėjusį kartą skirtumas buvo mažesnis nei 3 procentiniai punktai, 7. Svarbiausia Pensilvanija. Kelių į pergalę, kelių į 270 rinkikų balsų yra įvairių, bet pagal dabartines apklausas Donaldas Trumpas jų turi daugiau. Pavyzdžiui, palyginti su 20 metų rinkimų rezultatais, palankiai susiklošius aplinkybėms Nebraskoje ir Meine, jam pakanka laimėti 2 valstijas – Pensilvaniją ir Džordžiją. Arba laimėti Saulės juostos valstijas ir dar kurią nors vieną. Tuo metu Kamalai Harris reikia išsaugoti Pensilvaniją ir tada laimėti dar 2 didesnės valstijas. Lengviau tai padaryti Rūdžių juostoje, kur, merdint sunkiai pramoniai, svarbi ekonomika. Visos 3 valstijos 30 mečius balsuoja vienodai. Ir laimėtojas gali greitai nepaaiškėti. Kaip rodo prokurorų dokumentai, praėjusį kartą Trumpas buvo pasiryžęs rezultatų nelaukti ir paskelbti pergalę. Ir dabar nesako, ar pralaimėjimą pripažins. Jo rėmėjai jau dabar pateikia per 100 ieškinių. Skaičiavimai, perskaičiavimai ir bylinėjimasis gali tęstis iki gruodžio 11-osios. Rinkikų kolegija posėdžiaus gruodžio 17-ąją. Taigi, kai kova vyksta dėl vos kelių valstijų, o likusias kelias dešimtis kandidatai gali daugiau mažiau ignoruoti, gal tai ir prieštarauja konstitucijos siekiui, kad valstijos būtų lygios. Bet pakeisti konstitucijos, taigi rinkimų sistemos, nebeįmanoma, šalis tiesiog pernelyg skilusi. Todėl rinkimus ir toliau rengs pagal 18 amžiaus supratimą. Mūsų kolegos tiek čia Lietuvoje, tiek Vašingtone ir toliau seks tai, kas vyksta Amerikoje ir visas artimiausias 2 savaitės ir ilgiau apie tai informuos. O dabar svarbioje valandoje tiek. Aš dėkoju už dėmesį ir linkiu gražaus vakaro su LRT.